Šiandien parodysiu Jums, kaip pas mus yra išplaunamas smegenys dėl taip vadinamo islamiško terorizmo. Prieš porą dienų Jungtinėje karalystėje įvyko išpuolis, kur traukinyje lygioje vietoje vienas vyras su peiliu pradėjo užpuldinėti žmonės. Ačiū Dievui, niekas nežuvo, bent pagal dabartinius duomenis, bet 10 žmonių buvo kritiniai būklei. Žinoma, išmoningieji dešinieji iškart spekuliavo, kad tai yra musulmonas, tai yra teroristinis išpuolis, nors policija nieko to nesakė. Vienintelis dalykas, ką policija pasakė, kad tai buvo juodaodis žmogus. Kitą dieną paaiškėjo užpuoliko vardas Anthony Williams, 32 metų, britas. Taip, juodaodis britas, bet jis buvo Anthony Williams, kas reiškia, kad jis buvo krikščionis. Ką mes žinom apie jo išpuolį, tai pirmiausia, kad jis savo aukoms sakė, jog šėtonas nelaimės. Kitas dalykas, kad jis prašė pareigūnų atimti jo paties gyvybę, kai jis buvo suimtas. Tai parodo, kad jis yra psichiškai neįgalus žmogus ir šito išpuolio esmė yra ne tai, kad jis buvo krikščionis, dėl to, kad jis tiesiog turi psichinių sutrikimų, labai rimtų psichinių sutrikimų. Dabar ką LRT daro, paaiškėjus to žmogaus vardui, apskritai Lietuvos žiniasklaida pirmiausia nėra jokių straipsnių apie tai, kad jo vardas buvo paaiškintas, o pats LRT praėjus visai dienai po vardo paviešinimo išleidžia straipsnį, jog visuomenėje tikrai jaučiamas nerimas. Nors tai išleis po visos dienos, nėra parašytas užpuoliko vardas, nei jo religija, nes tai nėra patogu. Ir taip pat žinote, apie ką LRT apskritai neparašė, tai kad šių metų rugpjūčio mėnesį Kembridže, tam pačiam mieste, kur aš gyvenu, buvo peiliu užpultas ir nužudytas vienas Saudo Arabijos pilietis. Ir jį užpuolė baltaodis anglas krikščionis. Tai yra nepatogu, tai netitinka naratyvo ir žinoma, niekas apie tai nekalba ir negirdi. Kuomet vienintelis dalykas, apie kurį mes girdime, yra tik tai, kaip musulmonai kažką padaro. Nors sąlyginai tai net nėra dauguma visų išpuolių. Ir va taip, mūsų smegenys yra išplaunamos ir žmonės naudoja šitą klišę, kad ne visi musulmonai yra teroristai, bet visi teroristai yra musulmonai. Nors tai yra absoliuti nesąmonė, absoliutus melas, absoliuti netiesa. Linkiu Jums taikos, būkite saugus ir iki kito karto. Salam.